aš noriu pateikti vieną tokią istoriją. Aš tik tai noriu pateikti dvi istorijas. Jos visos abidvi. Čia kaip iš to anekdoto apie Lenkų, atsiprašau, Latvių Ulmanį, sako, Smetonas skambina Ulmanį, sako, paskolink tankų, sako, vieną ar abudu. Abudu, jie turėjo tik tai gal du. Taigi, į pradžios knygą 17 skyrius. Čia bus iš pradžių apie džiaugsmą pakalbėsime. Ir 17. Čia iš tikrųjų pritrenkianti istorija. Mano nauja dar Biblija. Taigi, pradedam. Kai Abromas, toks buvo žmogus Abromas, mes sužinosim šitos istorijos bėgė, kad jisai tapo bekalbant Abraomu, bet mes žinom, buvo žmogus vardu Abromas, kurį mes žinom jau kaip Abraomą, bet pirminis vardas buvo būtent toksai. Kai Abromas buvo 99 metų amžiaus, Viešpats pasirodė Abromui ir tarė, aš esu Dievas visagalis. Kam mes tarnaujam? Mes netarnaujam kažkokiam vietiniam dievukui, mes tarnaujam Dievui visagaliui, kuris sukūrė dangus ir žemę. Vaikščiok mano akivaizdą ir būk tobulas. Aš sudarysiu sandorą su tavimi ir labai padauginsiu tavo palikuonis. Žinai, kada Dievas kai tu susiduri su Dievu, įvyksta va tai, kas įvyksta čia. Abromas puolė kniūpsčias, o Dievas kalbėjo. Štai manoji sandora su tavimi. Tapsi daugelio tautų tėvu. Todėl nebesivadinsi Abromu. Ir čia paskutinis kartas visoje Biblijoje, kur jisai vadinamas Abromu. Bet tavo vardas bus Abraomas, nes aš tave padariau daugelio tautų tėvas. Ir Abraomas reiškia daugelio tautų tėvas. Aš padarysiu tave nepaprastai vaisingą. Turim prisiminti, paklausykit. Žmogui, kuriam kalba Dievas, yra 99. Jo žmonai yra 89. Bet žinot, koks yra nuostabiausias dalykas? Kada Dievas kalba į tavo situaciją, tai, kas neįmanoma, tampa įmanoma. Kodėl? Todėl, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų. Ir aš pagalvoju, kad šita istorija, paklausykit, yra įdomi tuo. Žinot ko? Man jinai panaši iš tikrųjų į tai, kaip gimė Jėzus. Kaip gimė Jėzus? Ar gimė Jėzus natūraliai? Jėzus gimė nenatūraliai, jis gimė iš šventosios dvasios. Kaip gimė, va čia mes sužinosim, kad gims Izaokas. Kaip jis gimė? Jis gimė nenatūraliai. Mes žinome, kad 100-mečiui vyrui jau jis turi tam tikrų problemų. Vyriškų problemų. Ir mes žinom, kad moteris taip pat jau turi tam tikrų, jau viskas baigėsi. Ir toj paskaitysim visą istoriją, paklausykit. Aš padarysiu tave nepaprastai vaisingą ir iš tavęs kils tautos ir karaliai. Aš patvirtinsiu sandorą tarp savęs ir tavęs bei tavo palikonių kaip amžiną sandorą. Nes čia buvo anksčiau sudaręs sandorą 15 skyrių, kad būčiau Dievas tau ir tavo palikonims po tavęs. Bet dabar aš nenoriu toliau skaityti čia gana ilgai ir aš noriu nušokti į šitos skyriaus pabaigą. Paklausykit. Čia jis pakeičia Sarają, jo žmona padaro Sarą, valdovę. Ir pažiūrėkit, kas būksta tada 17 eilutėje. Tada Abraomas puolė veido į žemę, juokėsi ir sakė savo širdyje. Ar 100-mečiui begali gimti? Ir ar Sara sulaukusi 90 metų amžiaus begali gimdyti? Abraomas tarė Dievui. Žinot, kad nors Izmaelis gyventų tavo akivaizdoje. Jis jau turėjo sūnų. Kiek atsimenu, čia 13 metų jau jam buvo, kad bent Izmaelis, jau tiek to susilaukiam su tarnaite. Bent Izmaelis tegul būna gyvas. Žinot ką? Ir mes Dievą labai dažnai nuleidžiam, žinot ką?
iki minimalaus lygio. Dieve, nors vat tas. Žinot ką, šiandieną Dievas nori tave, kad tu pakelti į jo lygį. Jis nori, kad tu pamatytum, kad jisai nėra minimumo Dievas, jis yra maksimumo Dievas. Jisai nori, kad tu iš jo pasiimtum visą, ką jis turi. Ką jisai turi? Aš noriu pasakyti tau dar kartą. Jis turi absoliučiai visą, ko reikia tavo gyvenimui ir pamaldumui. Dabar žiūrėkite, ar žinote, kad Dievas yra humoristas? Jis turi humoro jausmą. Paklausykite, kas čia vyksta toliau. Bet Dievas, 19 eilutė, atsakė. Man patinka visada, kada Biblijoje yra šitas du žodžiai. Bet Dievas. Mes galvojam, nieko nebus. Uždėjau kryžių, niekas, bet žinot ką, bet Dievas yra visada Dievas, kuris tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų, kuris, vienas vertimas sako, nebūtį pašaukia, buvimą pašaukia iš nebūties. Iš kur Dievas sukūrė, paklausykit, iš kur Dievas viską sukūrė? Iš nieko. Iš nieko. Žiūrėkit, dabar paklausykit. Bet Dievas atsakė, tikrai tavo žmona Sara pagimdys tau sūnų ir tu jį pavadinsi Izaoku. Aš sudarysiu su juo amžino sandorą, su jo palikuonims. Viskas. Galim baigti pamokslą ir valgyti sumuštinius. Bet aš noriu pasakyti dabar, kur šeši iš tikrųjų, kodėl to, kad šitoje eilutėje aš pamačiau vieną labai įdomų dalyką. Čia aišku reikia žinoti hebrajų kalbą. Aš pasiskaičiau praeitą būtent sekmadienį, va šitas eilutės hebrajiškai. Žinot, kas yra Izaokas? Izaokas reiškia, jis nusijuokė. Ir tas pats žodis, paklausykit, kur kada parašyta, Abraomas nusijuokė savo širdį, yra būtent tas pats žodis, Yitzhak. Jis nusijuokė. Paklausykite. Ir aš pasakysiu štai kokį dalyką. Kartais, kada mes pažiūrime į Dievo pažadus, mums norisi juoktis. Kodėl? Tai atrodo absoliučiai, visiškai neįmanoma. Amen? Būna. Ar būna tokių atvejų? Klausykite. Mano gyvenime tai buvo. Aš įsimylėjau mergaitę, kuri buvo 22 metus už mane jaunesnė. Tai mano dabartinė žmona. Aš atsimenu vieną kartą, kai man jau krito į akį, aš nutariau užeiti į jaunimo tarnavimą. Jau rinkosi jaunimas ir aš atsimenu, Eglė išeina. Ir mes buvom pažįstami. Aš ją pažinau nuo pirmosios į tikėjimo dienos. Eglutė pažiūrėjo į mane. Jinai buvo tokia laiminga. Ir pažiūrėjo į mane. Sako, Viorelai, tavo geriausios dienos jau praeityje. Tu nužydėjai. Eglutės, kokia buvo Eglutės problema, jinai nepažinojo mano senelės, mano močiutės. Mano močiutė sakydavo, nespjauk į šulinį, dar teks iš jo gerti. Ir aš pasakysiu štai kokį dalyką. Ir aš pradėjau rodyti į dėmesį, mes draugavom lygiai vieną savaitę su ja. Nes man taip atsitiko, kad aš turėjau vieną draugą, su juo mes sėdėm pizzerijoje, jisai turėjo
motociklą ir sako, žinot, aš galiu vieną iš jūsų parvežti į tą rajoną, kur jūs važiuojat, o sako, o antras dėl liks. Jau nebuvo nei troleibusų, nei autobusų, mes ten vėlai sėdėjom. Aš sakau, nesijaudink, sakau, aš Eglutę palydėsiu. Ir aš lydėjau ją 2 valandas ir bebeidamas 2 valandas įsimylėjau. Aš aišku negalėjau pripažinti to. Ir mes paskui sėkmingai draugavome visą savaitę. Paskui jinai papasakojo pastoriai Olgai. Pastoroj Olga, žinoma, uždėjo ant jos rankas, išvarė visus velnius. Ir draugystė baigėsi, kadangi jinai pastoriai sėkmingai išvarinėja velnius, ypatingai tokius, kada misteris pensija priartėja prie mis jaunimas, kaip sakoma, valčių nėra. Bet aš buvau gavęs, klausykit, 98 metais Dievo žodį. Žinau, kad aš pritrenktas, koks Dievas yra iš tikrųjų. Nes, buvo problemų su mano pirma žmona ir jis man pasakė, erškėčių vietoje, erškėčiai yra kas? Problemos, kurias tu turi, aš tikrai tuo metu turėjau problemų, užaugs eglės. Tai buvo 98 metai, aš jos nepažinojau netgi. Jeigu būčiau pažinojęs, aš suprasčiau, kad čia tikrai, ir aš galiu pasakyti vieną dalyką. Jinai man niekada nepatiko. Žinot, kodėl kada mes susidūrėm toj bažnyčiai, kur mes buvom, tai buvo Kristaus paliepimas. Ir aš žinau, kodėl jinai man nepatiko. Žinot, kodėl? Jinai manęs nevirškino. Ir kada tu žinai, kad kažkas tavęs nevirškino, tu jauti, kad tu tam žmogui, jis tau nelabai patinka, nes tu jauti, kad jisai tavęs nevirškina tiesiog. Ir aš tiesiog atsimenu 2010 metų kovo 15 dieną vakare klojau lovą. Aš atsiklaupiau pasitiesti paklodę ir staiga aš pamačiau eglę. Ir aš suvokiau, ne lovą aš pamačiau, aš tiesiog pamačiau mintyse savo. Pasikalbėsim, Raimundai, po susirinkimo. Ir aš suvokiu, gavau tokį suvokimą, kad su šituo žmogum aš galiu saugiai užauginti savo vaikus. Viskas. Aš pažiūrėjau į Facebooką, galvoju, kokia kvaila nuotrauka buvo įdėta. Bet atsitiko taip, kad aš lydėjau ją ir įsimylėjau. Žinot ką? Ir mes žinome, kai baigėsi istorija. Istorija baigėsi tuo, kad vieną dieną mano vienpusė meilė tapo abipusė. Tiesiog klausykit, man išaugau herpė ant lūpos ir aš, kad nesimatytų herpės, užsiauginau ūsus. Pasidariau tokią, žinot, barzdelę ir Eglutė, sako, vieną dieną man skambina vakare, sekmadienį po susirinkimo, sako, žinai, tu kažkaip labai pasikeitei. Sako, gal tu, ketini tuoktis? Gal susiradai jau su kuo tuoksi? Sakau, ne, Eglutė, ne, aš tebe myliu tave. Ir mes paskui prakalbėjom visą valandą ir mes pradėjom draugauti. Ir vienas jos draugas, toksai Simonas, diakonas dabar yra bažnyčios šitoj Kristaus paliepime, jos buvęs geriausias draugas, sako, klausyk, Eglė, kas tau darosi? Sako, taigi tu sakei, kad tu to Viorelo nevirškini. Sako, tu jau sakai, jis nekenčiamiausias žmogus visoje bažnyčiai. Ir sako, kas čia dabar vyksta? Aš atsakysiu vieną dalyką, paklausykit. Bet Dievas. Kada, žinot, aš vieną dalyką, kada Olga išvarė iš šios velnius, ir jinai pasakė, net negalvok. Aš padariau vieną gerą sprendimą. Žinot kokį? Aš atidaviau ją Dievui. Ir aš nesipasninkavau, nesimeldžiau, kaip dažniausiai daro žmonės, kada jie praranda savo
kažkokį tai artimą žmogų, aš tiesiog atidaviau Dievui. Ir aš noriu pasakyti vieną dalyką. Žinot, ką reiškia tas Yitzhak, Izaokas? Abramo, žinot ką? Reiškia, kad Dievas, jis juokėsi. Arba jis nusijuokė. Dievas juokėsi iš tavo problemų. Kada jis mato tavo problemas, paklausyk, kada jis mato tavo problemas, jis nesako raimė, užuojauta, kaip gaila, vargšelis, kaip blogai tau. Ne, paklausykit. Dievas nori tave ir mane šiandieną pakelti į kitą tikėjimo lygmenį, kur kada tu matai problemas, tu juokiesi kartu su juo, nes ta pati antra psalmė, kurią aš citavau, kad mes turim džiaugtis kaip drebėdami. Jinai ant 4 eilutėj sako, Yoshev Bashamayim Yitzhak. Sėdintis danguje, ką daro? Jisai juokiasi. Paklausykit, kada mes matome problemas, Dievas nesako Mykolai, atnešk validolio ir ksanekso, rimtos problemos, negaliu miegoti. Aš juokau, Dievas nemiega. Bet paklausykit, Dievas, jis nesikoncentruoja į problemas, štai kodėl jis juokiasi. Jis koncentruojasi, žinot ką, į jo visą galybę. Paklausyk, kada tu susiduri su problema, Dievas nori, kad tu nesikoncentruotum į tai, ką tu matai, ir tai, paklausyk, ir tai, ką tu gali. Ar tu gali pakeisti savo sūnų, savo dukterį? Tu negali, bet tu gali žiūrėti į Dievą ir kalbėti su juo. Ir matyti atsakymą. Aš pareklamuosiu vieną knygą. Kas skaitė tą knygą, kur aš išverčiu? Daug. Bet ne visi. Aš noriu papasakoti vieną istoriją, kadangi dauguma pusė skaitė, pusė neskaitė. Apie vieną moterį, jinai buvo tikinti. Ir jinai turėjo realią problemą savo namuose. Ta problema buvo, žinot kas? Buvo jos dukra. Jinai gimė visiškas invalidas. Jinai buvo susukta, visada sėdėjo, aš supratau, kad ne tą žodį pavartojau. Ji buvo visiškai neįgali, čia senas tarybinis leksikonas. Jinai visada sėdėjo neįgaliųjų vežimėlėje. Jinai buvo maitinama, kada gimė, per veną. Kodėl? Jinai negalėjo valgyti normaliai. Bet žinot ką, ta moteriškė pažinojo savo Dievą. Jis žinojo, kad jinai, paklausyk, yra sandoroje su savo Dievu. Kaip tu atsirandi sandoroje su Dievu, kada tu paskai, Jėzau, tu esi mano viešpats ir mano gelbėtojas. Ką tai reiškia? Visa, kas tavo, atsiranda, tampa jo. Kodėl? Todėl, kad viešpats reiškia savininkas. Bet tuo pat metu, kada tu atiduodi viską, ir taip mes pamatysim istoriją, kuri tai iliustruoja. Žinai, kas atsitinka? Viskas, kas jo tampa tavo. Ir ta moteriškė, paklausykit, jinai įsikibo į vieną Jėzaus posakį. Viskas yra įmanoma tam, kuris tiki. Ir jinai, paklausykite, 14 metų kartojo vieną eilutę. Žinot ko? Jis įkartojo vieną frazę. Jėzau, aš tikiu, kad tu ateisi į mano namus ir padarysi mano dukterį normalią. 14 metų. Tas žmogus realiai užaugo. 14 metų, tai yra jau, pasakysiu,
Jau tikrai mergina. Ir kada 14 metais Jėzus pasakė konkrečią dieną, kada jis ateis. Sako, sakykim, šiandien yra lapkričio 12, sakysim, lapkričio 15 aš ateisiu pas tave ir išgydysiu tavo dukterį. Ir tą dieną namuose ėmė rastis debesis. Jis didėjo ir staiga iš to debesies išėjo Jėzus. Uždėjo rankas ant tos dukters ir jinai tapo visiškai normalia. Jinai buvo nežengusi per savo gyvenimą nei vieno žingsnio. Dievas juokėsi iš tavo problemų. Yitzchak, jis juokėsi. Todėl, ką mes turim daryti? Mes turim susitapatinti su juo. Amen. Gerai, bet žiūrėkit, čia mes pabaigsime. Įdomus dalykas, aišku, yra tai, kad Sara, kada aplankė 18 skyriui, taip pat juokėsi. Ir ten tas pats žodis Yitzchak. Bet dabar žiūrėkit, aš noriu atkreipti dėmesį, kad aš turiu greitai pabaigti, nes tu ateis mano žmona ir pasakys, mes jau baigiam vaikų programą. Šiokauju, tai buvo praeitą kartą. Žiūrėkit, 22 eilutė, nes tai yra nuostabus dalykai, žinokite. Visa, kas Dievo, yra tavo, absoliučiai viskas, absoliučiai viskas. Visa, ko reikia tau, nesvetima žmona ar svetimas vyras, bet visa, ko reikia tavo gyvenimui ir pamaldumui. Tam, kad tu gyventum nuostabų ir palaimintą gyvenimą. Žiūrėkit, 22 eilutė. 22, skyrius pradžios skamba štai kaip. Po šių dalykų, po šių įvykių Dievas mėgino Abraomą. Jis tarė jam, Abraomai, tas atsiliepė, aš čia. Tada jis tarė, imk Izaoką, savo vienintelį sūnų, kurį myli, ir eik į Morijos šalį, ten aukokį, kaip deginamąją auką ant kalno, kurį tau parodysiu. Aš pasakysiu, kad iš tikrųjų šita istorija atrodo neįtikėtina. Bet aš pasakysiu štai kokį dalyką. Kodėl Dievas pareikalavo iš Abraomo, kad jis paaukotų savo sūnų Izaoką. Numeris 1 dėl to, kad jie buvo sandoroje. Kas yra sandora? Tai reiškia, aš esu sandoroje su savo žmona. Visa, kas mano, priklauso mano žmonai ir visa, kas mano žmonos, priklauso man. Ir žinokit, aš suvokiau, bet per šią savaitę vieną labai įdomų dalyką. Aš negaliu pasakyti savo žmonai ne. Nei vieno aleliuja. Ir nei vieno amen. Čia rimta, žinokit, nes aš staiga, tu gali pamokslauti tam tikrus dalykus, bet tam tikri dalykai tau nedašyla. Ir man dašyla, kad aš negaliu jai pasakyti ne. Žinai kodėl? Aš esu sandoroje su ja. Jeigu kur nors jinai prašo, aš turiu tai padaryti. Paprastas pavyzdys. Vakar 12 valandą, kol mes paguldėm vaikus, kol viskas ir taip toliau. Aš jau vaikštau, tikrai pavargęs. Ir staiga Eglutė. O Eglutė guli lovoje, aš ten tvarkau visus, taip toliau. Ir staiga Eglutė lovoje. Sako, Viorelai, ar galėtų man padaryti arbatos? Ir mano pirma mintis buvo, aš ne tik, kad pirma mintis, sakau, suprantate, 12 valandą tu noriu susitikti su savo mylima lova ir mylima pagalvė.
ir mylima paklodė. Ir kuo greičiau iškeliauti į sapnų karalystę. Ir staiga, ar galėtum? Ir aš, žinom, Eglė, ir staiga aš prisiminiau, kad aš esu sandoroje su ja. Aš nuėjau, aš įpyliau iš 5 litrio į tą arbatinį vandens, nes mūsų vanduo iš krano nėra labai geras, tam kaime. Ir padariau arbatos. Aleliuja. Bet gerai, čia arbata yra nieko, bet paklausykite. Vat kada Dievas, bet žiūrėkite, Dievas paprašė Abraomo ko? Paaukoti. Čia, žinokit, yra fantastiška pamoka. Ir netokia baisi, kaip mes galvojame. Kadangi jisai žinojo, ką reiškia būti sandoroje, jeigu tu esi sandoroje ir tu pasakai ne, tau yra vienintelis nuosprendis. Žinot, koksai? Tu negali, kada tu esi sandoroje su kažkuo tai, tu negali pasakyti ne. Nėra tokio dalyko. Todėl Abraomas, suprasdamas, matote, rytų žmonės, rytiečiai yra sandoro žmonės, jie žino, kas tai yra. Taigi, kas įvyksta? Abraomas atsikėlė anksti rytą, pasibalnojo asilą, pasiėmė jaunuolius ir Izaoką savo sūnų, prisiskaldė malkų deginamai aukai ir išėjo į vietą, kurią jam Dievas buvo nurodęs. 3 dieną Abraomas iš tolo pamatė tą vietą. Ir dabar paklausykime įdomias eilutes. Paklausykite. Abraomas tarė savo jaunuoliams. Tad jie buvo ne dviese, buvo dar palydovai. Pasilikite čia su asilu, o mes su sūnumi nueisime ten ir pagarbinę sugrįšime pas jūs. Aš užduodu klausimą. Justinai, kaip tu galvoji, ar Abraomas melavo? Ne. Audio efektai. Taip. Faktas, kad Abraomas nemelavo. Čia reikalinga, čia matyti kažkur. Žodžiu, žinot, kodėl nemelavo Abraomas? Paklausykit. Užduodu dar vieną klausimą. Ar paaukoti savo viengimį sūnų yra didelė auka? Nužudžius ir sudegyti. Yra didžiulė auka? Yra didžiulė. Kodėl jisai darė tą auką? Nes pats Dievas jo paprašė. Ir žinot ką? Abraomas suvokdamas, kad jis yra sandoroje su Dievu, jisai ketino padaryti štai kokį dalyką. Dieve, aš padariau tai, ko tu prašėjai, dabar aš prašau, kad tu padarytum tai, ko aš prašau. Aš paaukojau savo sūnų. Dabar aš prašau, kad šitie pelenai vėl taptų gyvu Izaoku. Paklausykit, kada jis pasakė, mes pagarbinsime ir sugrįšime, jis turėjo omeny būtent tai, ką jisai sakė. Būtent tai. Kodėl? Todėl, kad jisai žinojo, kad jisai yra sandoroje su Dievu, kuris yra koksai? Visagalis. Jis visagalis. Ir kas įvyksta? Įvyksta istorija, baigėsi geriau. Vis dėlto, kad jeigu kažkas tai neskaitė, aš perskaitysiu greitai. Izaokas tarė sūnui. Izaokas tarė savo tėvui. Mano tėve. Tas atsiliepė. Aš čia sūnau. Jis klausė, čia ugnis ir malkos, o kur yra ėriukas deginamai aukai? Abraomas atsakė, Dievas parūpins savo ėriuką deginamai aukai, mano sūnau. Taip juodu ėjo toliau. Jiems atėjus į vietą,
kurią Dievas buvo nurodęs, Abraomas pastatė aukurą, uždėjo ant jo malkas, surišo savo sūnų Izaoką, nebuvo jokio teatro. Jis darė būtent tai ir uždėjo jį ant aukuro. Abraomas ištiesė savo ranką ir paėmė peilį, kad nužudytų sūnų. Viešpaties angelas pašaukė jį iš dangaus. Abraomai, Abraomai. Tas atsakė, aš čia. Nekelk savo rankos prieš vaiką ir nieko jam nedaryk. Dabar žinau, kad bijai Dievo ir nepagailėjai man savo vienintelio sūnaus. Jis pamato aviną, bet žiūrėkite, kas toliau. 15 eilutė. Viešpaties angelas antrą kartą pašaukė Abraomą iš dangaus. Ir aš dabar čia nesiplėsiu, bet viešpaties angelas iš tikrųjų yra Jėzus prieš atėjimą į žemę. Ir tarė, savimi prisiekiu, sako viešpats, kadangi tu tai padarėjai ir nepagailėjai savo vienintelio sūnaus. Aš laiminte tave palaiminsiu ir dauginte padauginsiu tavo palikuonius, kad jų bus kaip žvaigždžių danguje ir kaip smilčių jūros pakrantėje. Ir kiti palaiminė. Paklausykit.